Jonas Biliūnas. Brisiaus galas. Šaly dienadaržio durų ant didžiulės spalių krūvos guli senas brisius. Žilas, apžabalęs. Matyti jisai dar mato, bet tik kaip per dūmus, ir savo žmogaus labai dažnai nebepažįsta. Sunki senatvė ir jam, visų užmirštas, apleistas. Patsai gerai jaučia, kad mažai kam bereikalingas, bet kiek galėdamas rūpinasi dar būti naudingu. Nors nebeprigirdi, sunkios blakstienos amžinai merkia jo traškanotas akis, tečiaus vaiko nuo savęs naudulį ir klausos. Beklausydamas apsnūsta ir girdi per miegą, šlama netoli, tartum eina kas svetimas. Sunkiai kelia senas brisius iš guolio ir loja užkimusiu, mieguistu balsu. Tu žabali, ar nenustosi? Savo žmogaus nemato. Girdi jisai pažįstamą balsą. Susigėdė šiepia bedantis snukį, inkščia gailiai, tartum atsiprašydamas, ir paspaudęs uodegą vėl susiriečia guolį. Jau nebe pirmą kartą brisių pajautos apgauna, jam gėdą padaro. Dažnai troboj, viduosilį gulėdamas, sapnuoja jisai vagį ar vilką, kurios jaunas būdamas kadai vijo, ir jam pradeda regėties, kad tie priešininkai vėl dabar tyko. Kelia jisai tada savo seną galvą nuo kojų ir tartum ko išsigandęs netikėtai suloja. Ir netikėtai, vagies vietoj girdi tik iš visų pusių iškalbinėjimo balsus. Tai žilis, visai iškvaišo. Nebežinodamas, kur dėties iš gėdos, keliasi jisai iš viduosilio ir paspaudęs uodegą lenda pasolin. Kur velkies, eik oran, šaukia ant jo. Ir brisius nuliūdęs dūlina pro duris. Dabar jisai bijo trobon ir beeiti, verčiau jau ant spalių gulėti. Vis mažiau kitiem po kojom maišyties. Teisybė, troboj labai gera, pastaliai gulėti šilta, bet kaulų graužti vis tiek jau nebegali, o nuo musių ir tenai sunku senam apsiginti. Ir čianai, jo senatvės pasigailėję, atneša jam kartais kruopų geldeliai palakti. Ne, tai šalkės eina pašalėmis tokio maisto ieškotų, į kurį seniau ir žiūrėti nežiūrėjo. Taip ir skursta senatvėj. Juk buvo jaunas ir jisai, stiprus ir visų branginamas. Tada apsiginti nuo žmonių negalėjo. Su jo vaikai žaidė, jį račiukos įsikinkę važinėjo. Nepyko ant jų brisius, kad ir kartais visai bereikalo jam skaudžiai suduodavo. Žinojo, kad mažas ir silpnas ir mažą dar tai išmano. Jį troboj kiekvienas in save šaukė ir duoną penėjo, medžiotų su savim vedęs. Ústovos ir varškės jam negailėjo, bet tik nuo jo namo nebėgtų, galvijus dabotų. Kiek dar, jau senas būdamas, juokų piemenims pridarydavo. Užmes jie būdavo ant brisiaus galvos čerkasėlį ir turi, vienam pasislėpti liepę. Paskum paleidžia brisių ieškotų. Ir visada surasdavo, nors tasai už pusvarščio, aukščiausio eglės viršūniai būtų pasislėpęs. Susekdavo jo pėdsakas, apuostydavo medį ir pakėlęs aukštyn snukį, imdavo loti. Neidavo, kolai tasai nenulips. Pamatęs nulipantį, nesitverdavo iš džiaugsmo. Šokinėdavo inkšdamas aplinkui ir, sugrįžęs int piemenis, iškišęs liežuvį žiūrėdavo tai int juos, tai int krepšelius. Žinojo, kad iš tenai būtinai gaus mėsos kruopelę ar duonos plutelę. Tečiaus ir piemenis jį užmiršo. Guli senas brisius ant spalių ir sapnuoja. Mato jisai per miegą antis, kurias jo šeimininkas šaudo. Jisai iš vandens neša. Ir taip tų ančių daug, tokios jos riebios. Pramerkia brisius akis ir saldžiai džiovauja, jas atsimindamas. Bet kaipgi jisai stebisi, iš tiesų priešais save šeimininkas su šaudyklė ant pečių pamatęs. Savo akim nenori tikėti, turbūt ir jį sapnuoja. Bet aiškiai girdi, kaip tasai šaukia. Sa, brisiau, sa. Tai turbūt iš jo seno juokiasi. Kam? Sa, brisiau, sa, vadina šeimininkas. Brisius šiepia snukį, tartum norėdamas šyptelti, bet tik kažin kaip gailiai inkščia. Sa, brisiau, sa.
Jisai nenorom atsikelia nuo spalių ir seka paskum. Ne taip kaip pirma, jaunas ir linksmas, bet paspaudęs uodegą ir nuliūdęs, kaip koksai kaltininkas. Šeimininkas eina užklojimo laukan ir atsigręždamas vis šaukia. Sa, Brisiau, sa. Pamiškėj sustoja. Brisius inkščia bailiai ir žiūrint žmogų, tartum klausdamas, kam čionai jį atavedė. Mato, kaip tasai nusiema nuo pečių šaudyklę, atsitolina nuo jo keletą žingsnių ir pradeda ant jį taikinti. Negali būti, Brisius netiki, tai tik pasijuokti iš jo nori, bet kam tai baisiai iš seno juokties? Kam? Juk jisai nekaltas. Brisius nori pasigerinti, sumojuoti uodegą, bet iš bailės tupėsi ant paskutiniųjų kojų ir per jos snukį rieda gailios karčios ašaros. Staiga ugnis ir baisus trenksmas, ir jisai griūva sopulio pervertas. Pramerkęs akis tik spėja pamatyti, kaip nuo jo tekinom bėga žmogus, turėdamas rankoje šaudyklę. Gal ir suprato Brisius, kodėl tasai žmogus jį užmušė. Tik nebegalėjo suprasti, kodėl tekinom nuo jo pabėgo. Juk jisai, mirdamas, tik kojas norėjo jam paskutinį kartą palaižyti.